Labadiena, esu Greta ir šiandien mes sukursime tvarią kompoziciją skirtą rudeniui. Tai mums reikės vazonų, jūs galite naudoti, ką turite namuose, tai tarkim vazonas, dubuo, prisitaikykit prie savo interjero. Toliau aš naudosiu žinoma tinklą, kad galėtumėm viską sudėti ir viskas mums laikytųsi. Bus mūsų pagrindinis akcentas obuoliai, kadangi yra ruduo. Taip pat šaltalankio uogos, kelios obelšakos ir kaip rudeninis dar plus akcentas jurginai. Tai nuo ko pradedame? Išsirenkam indą, į kurį komponuosime kompoziciją, pasiimame vielą, atsikerpame jos tiek, kiek reikia, susilankstome ir dedam į savo pasirinktą indą. Jeigu šiek tiek tinklas matysis, nebijokite, mes jį uždengsim įvairiausiom medžiagom. Tuomet įsipilam vandens, kad aprūpintumėm augalus vandeniu ir jie ilgiau išsilaikytų. Labai ilgai bėga. Ir tuomet prasideda jau mūsų gražioji dalis, tai augalų ir visų pasirinktų medžiagų naudojimas. Aš pradėsiu nuo keletos šakų. Išsirinkau obelšaką su obuoliukais ir ją dedu tarp tinklo, kad jinai laikytųsi. Galite dalį lapų palikti, galite nuskinti visus, čia jau kaip jūs norite ir kaip jums bus gražu. Aš šiek tiek lapų paliksiu, tiesiog juos išretinsiu, kad atsirastų lengvumas. Šitą šaką susirinkau laukuose po audros, taip pat buvo rinkti ir obuoliukai, jie yra laukiniai, kadangi ruduo yra pilna prikritę obuolių ir galite drąsiai juos naudoti. Kaip akcentą paimsiu ir kitą, dar vieną šaką, kad atsirastų atsikartojimas. Ir dabar einam prie pagrindinio rudens akcento, tai obuolių. Iš jų versime girliandas. Tai yra du būdai, kaip tai galite padaryti. Naudoti vielą ir juos prasiverti. Paimam vielą, obuoliuką ir stengiamės praverti pro apačią, kad sulėtinti parudavimo atsiradimą, kadangi viela ir vaisius vienas šalia kito greičiau atsiranda pajuodavimai obuoliuose, tai stengiamės verti per apačią, kad tai sulėtintumėm. Ir daromės girliandas. Čia būtų pirmas variantas, kaip galit padaryti. Antras variantas, jeigu neturite vielos, galite naudoti iešmelius, medinius iešmelius ir juos tarpusavį suverti. Tik tuomet jau girlianda taps netokia paslanki, kaip derint su viela. Susivėrus girliandas, jas tvirtinam, dedam ant savo indo. Aš dedu taip, kad atsirastų ir iškritimai ant stalo ir atsirastų taip pat ir pačiam dubenį. Girliandų kiekį galite spręsti, kokio norite jūs. Nebijokite, kad atsiras ir didesni nukritimai. Tai duoda tik dekoratyvumą. Na štai kol kas su obuoliais baigiu, o dabar
panaudokime uogas, kas irgi rudenį yra labai gražu ir atskleidžia mūsų rudens temą. Aš naudojau savo kompozicijoje šaltalankio šakas, jūs galite naudoti pasirinktas savo uogas. Einame prie paskutinio akcento, tai žinoma žiedų. Su šiais žiedais aš paslėpsiu likusi, kur matosi tinklą, kad būtų švariau. Jurginų lapus nuimu visus ir juos išdėliosiu įvairiausiais aukščiais. Na štai, jurginus jau sudėjau, juos labiau dėjau į vieną grupę, kad būtų vienoj pusėje kaip akcentas. Ir jeigu dar norėtųsi obuolių kažkurioje vietoje pagausinti, mes galim naudoti taip pat iešmelius medinius. Ir apsukus galima pasižiūrėti, kurioje vietoje jų norisi. Ir tiesiog obuolį prismeigti prie obuolio. Štai, aš savo tvarią rudenišką kompoziciją baigiau. Tikiuosi ir jūs įkvėpiau kurti.